pirmas dalykas, ką aš atsidarau dabar, tai yra elektroninių valdžios vartų platforma, kurioje aš dabar prisijungsiu kaip fizinis asmuo, kuris nori gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus. Ir kad tai galėčiau padaryti, aš turėsiu pateikti atitinkamą prašymo formą. Paslaugą galima susirasti į paprasčiausių paieškos mechanizmų. Taip, tai čia, kadangi aš atlieku testavimą ant testinės aplinkos, tai šita paslauga vadinasi taip, produkcinėje aplinkoje ji turės truputėlį ilgesnį pavadinimą, bet nuo to nelabai keičiasi kažkoks jos vykdymas ar eiga. Tai paspaudžiu mygtuką užsakyti, gaunu paslaugos teikėjų, kurie teikia šią paslaugą sąrašą ir pasirenku tą savivaldybę, kurioje noriu pateikti savo tą paslaugos užsakymą. Aš pasitestuosiu ant Širvintų savivaldybės, paspaudus užsakyti mane nukreipia į paslaugos užsakymo formą, kurioje aš turiu supildyti atitinkamus duomenis. Tai kontaktinė informacija jau būna užpildyta iš mano profilio ir toliau aš renkuosi, ką aš noriu daryti ir kokią paslaugą teikti. Tai tas paslaugos tipas gali būti dėl leidimo išdavimo, pratęsimo, sustabdymo ir kitų parinkčių. Aš dabar parodysiu patį procesą, kaip gali būti leidimas išduodamas. Prašymo teikimo data užsipildo einamąją datą, spaudžiu mygtuką tęsti ir čia aš turiu tiesiog supildyti informaciją, kuri yra aktuali šiai paslaugai. Na tai aš dabar per visą šitą formą praeisiu ir ją supildysiu. Šios formos pildymo atsakomybė yra užsakovui. Kitas svarbus momentas, kas yra formoje, tai užsakovas turi pažymėti žemėlapyje, kur jis atlikinės savo darbus. Tai padaryti galima paspaudus mygtuką įbrėžti. Ir paspaudus šį mygtuką turėtų atsidaryti žemėlapis, kuriame galima ir atlikti tą įbrėžimą. Mane žemėlapis iš karto priartino prie Širvintų ir to adreso, kurį aš nurodžiau. Galima jį atsitolinti. Ir dabar aš įbrėšiu teritoriją. Pateiksiu duomenis. Dabar pas mane sistemoje rašo, kad duomenys yra pateikti, aš toliau pildau formą. Svarbiausia, kad būtų privalomi visi laukai supildyti. Paspaudus tęsti mane į peržiūros ir pateikimo langą nukreipia, kur galima dar pasižiūrėti savo tą visą informaciją. Ir paskutinis žingsnis yra paspausti užsakyti. Dabar mane informavo, kad paslauga sėkmingai užsakyta. Ir čia yra pagrindiniai tie paslaugos duomenys, toksai kaip ir apibendrinimas visko, kur galima pamatyti, kokioje būsenoje yra paslauga. Čia galima matyti, kokie su paslauga yra pranešimai susiję. Tie patys pranešimai yra siunčiami asmeniai ir į elektroninį paštą. Dabar mane informavo, kad mano užsakymas yra pateiktas. Ir
dabartinė teikimo eigos būsena yra duomenų patikrinimas. Ką tai reiškia? Kad pirmiausiai po paslaugos pateikimo ši užklausa su jau įbrėžtais tais teritoriniais duomenimis nukeliauja į kitą sistemą, kur turi būti atlikti patvirtinimai darbų. Tai čia tas duomenų patikrinimas, ta būsena tą ir reiškia. Ir savivaldybė, kuri gaus nagrinėti šią paslaugą, ji kol kas jokios informacijos negaus iki tol, kol nepraeis tas žingsnis ir kitoje sistemoje nebus patvirtinti tie duomenys, pridėti sutikimai ir kiti reikalingi dokumentai. Tai dabar mes esame tokioje laukimo būsenoje ir šiuo metu prisijungęs Richardas atstovauja tą kitą sistemą ir ten atlieka paslaugos patvirtinimą. Ir kai jis tai padarys, kai jis suvaikščios visus duomenis, būsena automatiškai pasikeis į institucijos sprendimo priėmimas, kas reikš, kad jūs jau kaip savivaldybė prisijungę matysite užduotį. Tai gal, Richardai, patvirtinote paslaugą? Taip, tai kol kas dar užduotys kuriasi mūsų sistemoje, tai šiek tiek teks palaukti apie 3-4 minutės. Tai galite galbūt aptarinėti kitus klausimus, o aš po to informuosiu, kaip patvirtinsiu. Gal tuomet per tą laiką aš tiesiog parodysiu procesą, kaip aš prisijungiu kitame lange kaip institucija. Dabar aš prisijungsiu viešajam sektoriui su Širvintų rajono administracijos darbuotojo prisijungimais. Ir štai čia aš esu pagrindinėme lange. Ir pirmas dalykas, tai kas man net paryškinta yra su vėliavėlė, kad mūsų institucijai, tai yra Širvintoms arba kitoms savivaldybėms arba įstaigoms, kurioms šis prisijungęs naudotojas yra priskirtas kaip atstovas, darbuotojas, tai atsirado kažkokių naujų užsakymų arba man konkrečiai kažkokių netliktų užduočių dar yra. Tai kai po to, kai suvaikščios duomenys, kai susikurs užduotis Richardui ir jis atliks veiksmus savo pusėje, tai į šį lauką nauji užsakymai turės atsirasti kaip ir naujas užsakymas, kad kažkas, ta moteris pateikė naują paslaugą dėl leidimo kasinėti išdavimo. Sakykit, prašom, ar tik prisijungus matysim, kad yra pas mus užsakymai, ar ateis elektroninį paštą institucija, kaip sužinos, kad yra užsakymas? Ačiū. Turėtų į elektroninį paštą taip pat eiti pranešimai. Paslaugą patvirtinu, galite toliau tęsti. Gerai, tai galime pasižiūrėti. Taip, tai duomenų patikrinimas praėjo ir dabar sekantis žingsnis yra institucijos sprendimo priėmimas. Tai dabar aš prisijungusiu kaip institucija prie naujų užsakymų. Turėčiau pamatyti šią paslaugą. Tai jinai dabar jau atsirado, matosi, kad reikalingi veiksmai sprendimo priėmimo užduotis. Čia galima paspausti ant šitos užduoties ir pamatyti daugiau informacijos. Ką galima pasižiūrėti, tai yra paslaugos užsakymo informacija, kur pamatysite viską, ką supildė tas naudotojas. Taip pat galite peržiūrėti ir tą naudotojo įbrėžtą teritoriją ir atsisiųsti PDF formatu.
Atsiprašau, aš savo aidą atrodo girdžiu, tai dabar jau nebe. Gerai. Taip pat galite peržiūrėti pranešimus, kurie yra susijęs su šia paslauga. Matosi, kokie pranešimai jums buvo skirti. Tai va čia susijęs su jūsų klausimu, ar jūs būsite kažkaip informuoti apie tą paslaugą. Tai institucijai taip pat siunčiasi pranešimai apie tai, kad sukurta užduotis ir kad ją reikia peržiūrėti. Paspaudę šį žymimąjį lauką rodyti paslaugos gavėjo pranešimus, jūs pamatysite tuos pranešimus, kurie yra siunčiami užsakovui, nes sistema jam siunčia šiaip dar daugiau pranešimų negu jums ir čia atsiranda dar daugiau įrašų. Vienas iš tų tokių svarbesnių pranešimų tai yra TIS sutikimo dokumentai, kur galima pamatyti, kokius dokumentus buvo pridėta iš tos sistemos, kuri tvirtino įbrėžtus darbus. Ir čia galima atsisiųsti ir pasižiūrėti, kas ten per dokumentai. Na, kaip pavyzdys. Taip, ateityje mes dar planuojame patobulinti šią vietą. Yra planuose, kad dabar, kadangi tiesiog visi dokumentai yra pateikti vienoje vietoje ir nelabai atskirti, ir realiai skaitant tik tais nuorodą, iš tam tikrų raktinių žodžių galima suprasti, ar tai yra sprendimas, ar kažkokie papildomi duomenys, bet ateityje planuojame padaryti tokį paskirstimą grupelėmis, kas čia per dokumentas prie kiekvieno iš šių patiktų dokumentų. Tai susipažinę su visa šia informacija, jūs jau galite priimti sprendimą, ką daryti toliau su šitą paslaugą. Ar truputėlį pastrigo. Priimti sprendimą galite naudodamiesi sprendimo priėmimo užduotyje, kuri yra sukurta savivaldybei ir atsispindi prie reikalingi jūsų veiksmai. Čia yra pateiktas tos užduoties aprašymas su data, trumpu aprašymu ir norint ją įvykdyti, pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai prisiskirti ją savo. Čia prašoma patvirtinimo. Ir toliau jūs jau galite priimti sprendimą, ką toliau su tą paslaugą daryti. Ten arba informuoti apie leidimų išdavimą, informuoti apie mokėjimo sąlygas, apie neigiamą sprendimą, reikalingą patikslinimą arba informuoti apie reikalingą patikslinimą ir mokėjimą. Jeigu jūs nusprendžiate, kad norite imti rinkliavą už šią paslaugą, tai reikėtų ne informuoti apie leidimo išdavimą, o visų pirma informuoti užsakovą apie mokėjimo sąlygas. Ir čia savo nuožiūrą jūs galite įvesti, kokia yra tos paslaugos mokėtina suma, iki kada ją apmokėti ir visa ši informacija apmokėjimo užduoties formatu bus perduota užsakovui. Na, čia paliksiu tuos pagal nutylėjimą nustatytus laukus, ten 1 eurą ir kažkokią datą, bet jūs čia galite koreguotis ir patvirtinu užduotį. Vėliau jūs gausite pranešimą, kai užsakovas šią paslaugą apmokės. Tai dabar aš gal persijungsiu į kitą langą, kaip pas tą užsakovą. Jis prie pranešimų turėjo gauti informaciją apie tai, kad yra reikalingas paslaugos apmokėjimas, paslaugos kaina, iki kada turi būti apmokėta. Ir jam atitinkamai turėjo susikurti ir apmokėjimo užduotis. Tai galima pamatyti skiltyje mano užduotis ir matosi, kad būtent ši jo užsakyta paslauga yra mokama ir jam reikia ją apmokėti ir kad reikalingi jūsų veiksmai yra apmokėjimas. Tai aš ant šito mygtuko ir paspausiu, mane iš karto nukreipia į apmokėjimo užduoties peržiūrą, kur matosi visa informacija, įskaitant tai, ką nurodė
savivaldybė mokėtina suma. Ir dabar reikia pasirinkti mokėjimo būdą ir paslaugą apmokėti. Mes testinėje aplinkoje galime tik vieną apmokėjimo būdą pasirinkti, tai aš jį ir pasirinksiu. Spaudžiu mygtuką mokėti. Realiai produkcinė aplinkoje netaip tikrai atrodys tas apmokėjimo procesas, bet dabar aš čia ne į tai fokusuojuosi. Spaudžiu automatinį patvirtinimą ir po to, kai naudotojas, išorinis užsakovas apmoka tą paslaugą ir vėl kuriasi institucijos sprendimo priėmimo užduotis. Institucijos sprendimo priėmimo užduotis kuriasi tam asmeniui, kuris atliko jau tą pirminę sprendimo priėmimo užduotį ir jau galima pamatyti tą užduotį prie neatliktų užduočių. Ir matosi, kad vėlgi reikalingas jūsų sprendimas ir reikalinga atlikti naują sprendimo priėmimo užduotį. Na štai, ir jūs šitą užduotį gausite tuomet, kada sistema pati patvirtins, kad tikrai buvo atliktas apmokėjimas. Jums kažkaip papildomai įsitikinėti apmokėjimo validumu nereikia. Tai už jūs padaro sistema, jūs net negautumėte informacijos, kad atliktas apmokėjimas, jeigu jis realiai nebūtų atliktas. Tai čia jūs po apmokėjimo jau galite spręsti, ką daryti toliau. Vėl matosi tas pats sprendimo tipo pasirinkimas. Tada gal pabandysiu supažindinti su kitais variantais, kas gali būti atlikta. Tai, sakykime, jūs toje formoje pamatote, kad trūksta kažkokių duomenų, kad naudotojas neteisingai ką nors nurodė. Tai vienas iš variantų, kaip jūs galite be to, kad atšaukti visą paslaugą ir liepti tam užsakovui visus duomenis pateikinėti iš naujo, jūs galite nurodyti kažkokią konkrečią informaciją, kurios trūksta arba kuri nurodyta neteisingai, pasinaudodami tikslinimo sprendimu. Ir čia vadinasi informuoti apie reikalingą patikslinimą, kur jūs galite nurodyti kažkokią konkrečią vietą, kuri netinka arba kurioje trūksta informacijos. Kaip pavyzdys čia, pagal nutylėjimą yra prašoma patikslinti šį lauką. Dabar, ko dar reikia, čia labai laikinai, bet čia problema bus išspręsta, reikia papildomai patikrinti duomenis, bet realiai jums šito daryti nereikės. Čia tik neseniai pastebėjome, kad kažkaip neužfiksuoja sistema, kad duomenis buvo patikti. Ir dabar aš nurodžiu, kad noriu, kad naudotojas patikslintų šį lauką. Čia galite, jeigu norite, rašyti kažkokių papildomų komentarų. Ir patvirtinti. Taip, tai užsakovas vėlgi bus informuojamas elektroniniu paštu. Aš viską galiu parodyti šitos vietos, kad nereikėtų eiti į elektroninį paštą. Čia kaupiasi visa istorija, kokie pranešimai buvo siųsti. Tai vat, užsakovas į savo elektroninį paštą gaus tokį pranešimą, kad jūs gavote užsakymo duomenų tikslinimo užduotį, prašome patikslinti reikalaujamus duomenis. Ir jam susikurs patikslinimo užduotis, kurią reikia atlikti. Paspaudus patikslinti, naudotojui yra atidaroma jo užpildyta forma ir jis konkrečiai net raudonai pažymėtai mato, kokius duomenis jam reikia patikslinti su jūsų pateiktais komentarais. Tai dabar, sakykime, patikslinsiu šį lauką. Tik vėlgi aš dėl šios minimalios klaidos turiu iš naujo pateikti duomenis ir kaip užsakovas, bet kaip sakiau, šitą tvarkome dabar, tai turėtų nebeatsikartoti daugiau. Ir patvirtinu naują formą.
Vėlgi savivaldybė bus informuota apie tai, kad buvo, taip, čia elektroninis laiškas, kurį jūs gausite, tai yra tas asmuo, kuris prisiskyręs yra save kaip šio užsakymo vykdytojų, gaus pranešimą, kad nagrinėjimas užsakymas buvo patikslintas. Pareiškėjas patikslino nagrinėjimo užsakymo formą. Tai jūs apie visus tos statusus pranešimus kaip ir gausite. Ir vėl galima nueiti į mano užduotis. Ir vėl matysis, kad reikalingi jūsų veiksmai, tai sprendimo priimimo užduotis. Jau, sakykime, po patikslinimo jūs pasižiūrite, ką tas naudotojas pakeitė. Tai aš čia įrašiau tą tekstą kažkokį mokymai, tai dabar, sakykime, tas naudotojas patikslino tą lauką, kurio aš realiai prašiau patikslinti. Na ir vėl sprendimo priėmimo užduotis, ji turi tą patį sprendimą ir jūs čia galite grąžinti tą formą, kiek norit kartų ir atlikti tuos pačius veiksmus. Ir procesas nejudės toliau iki tol, kol jūs nepasirinksite sprendimo informuoti apie leidimo išdavimą. Kai jau informuosite apie leidimo išdavimą, ką aš tuo ir parodysiu, tada procesas keliaus toliau. Kitas dalykas, kad jūs galite informuoti ir apie neigiamą sprendimą, jeigu jūs apskritai matote, kad čia netinkami duomenys, negalima ten atlikti toje vietoje darbų, tai tada tiesiog bus nusiųstas statusas naudotojui, kad paslauga yra atmesta. Ir viskas, nieko kaip ir nebebus galima daryti, procesas baigsis, bet aš dabar norėčiau parodyti, kaip veikia, kai yra išduodamas leidimas, nes ten yra truputėlį dar daugiau logikos. Ir jeigu galų gale po visų patikslinimų arba gal tų patikslinimų net ir nereikėjo, tai galite pasirinkti informuoti apie leidimo išdavimą. Ir pasirinkus šį pasirinkimą atsiranda daugiau laukų, kuriuos jūs turite užpildyti. Jūs turite šiam leidimui priskirti numerį. Jau tai aš priskirsiu bet kokį numerį. Ir paskui šitą informaciją matysis užsakovui. Taip pat koks yra leidimo galiojimo terminas jūsų nutartas. Galite kažkokį papildomą pranešimą pridėti arba kažkokių dokumentų. Tai gal dar ką norėčiau parodyti, tai kai žiūrite bet kokios sprendimo priėmimo užduoties formą, jūs galite jos informaciją taip pat pamatyti paspaudę užsakymo formos dokumentas. Čia gal bus truputėlį aktualiau, kai jau reikės priiminėti sprendimą apie ar priimti baigtus darbus ar ne. Nes dabar tai jūs tiesiog matote čia paslaugos formą, kurią jau matėte ir iš kitos vietos. Bet kai reikės priimti sprendimą apie baigtus vykdyti darbus, čia bus truputėlį kitokia informacija. Tai prie to jau pat prieisime. Tai aš dabar informuoju apie leidimo išdavimą. Spaudžiu patvirtinti. Taip, ir pasikeitė būsena į išduotas leidimas, o dabar toliau darbai visi keliauja į užsakovo pusę, kuriame jis pranešimu yra informuojamas, kad leidimas yra išduotas ir prie užduočių jam susikuria papildoma užduotis, tai yra pranešti apie baigtus vykdyti darbus arba užsakyti leidimų paslaugas. Tai aš šią užduotį ir atliksiu. Ir čia reikia nurodyti, ką norima toliau su šia paslauga ar su šiuo leidimu daryti, kad jeigu visi darbai yra baigti, tai tada galima pranešti apie baigtus vykdyti darbus, galima pranešti apie nepažymėtus inžinerinius tinklus arba paprašyti leidimo pratęsimo, sustabdyti galiojimą arba jį panaikinti. Tai dabar galbūt aš tiesiog paprašysiu leidimo pratęsimo.
Šis laukas leidimo numeris, vėlgi čia yra prie šiuo metu einamuoju metu tobulinamų darbų, užsipildys automatiškai tuo leidimo numeriu, kuris buvo priskirtas toje užduotyje, kurią ką tik rodžiau, kai savivaldybė išduoda leidimą ir priskiria leidimo numerį, tai užsakovui realiai pačiam nieko galvoti nereikės, čia viskas bus užpildyta jau informacija. Dabar testavimo tikslais, kad parodyti, tai aš tą numerį įvesiu rankiniu būdu. Nurodysiu naują datą, iki kada pratęsti leidimo galiojimą. Ir patvirtinsiu šią užduotį. Dėl leidimo pratęsimo vėlgi turi informaciją patvirtinti savivaldybė ir nuspręsti, ar pratęsti leidimą ar nepratęsti leidimo. Tik aš atsidariau ne tą paslaugą, tai greičiausiai dar taip, dabar atsidariau jau tą paslaugą, nes greičiausiai dar buvo gal duomenys nesuvaikščiojo taip greitai. Štai čia, jau kur sakiau, yra aktualiau pasižiūrėti tą užsakymo formos dokumentą, nes per jį jūs galite pamatyti, ką supildė tas asmuo, kai jis atliko pranešimą apie baigtus vykdyti darbus. Ir matote, kad jis paprašė pratęsti leidimą, iki kada pratęsti leidimą, leidimo numeris, visa ši informacija. Ir remiantis šią informaciją jūs galite priimti sprendimą, ką daryti toliau su šiuo leidimu. Tai ar nepratęsti leidimo, ar pratęsti leidimą, turite galimybę ir kažkokį papildomą apmokėjimą įterpti, tik nežinau, kiek čia to reikia. Taip pat galite paprašyti patikslinti kažkokius duomenis ir dabar, jeigu jūs informuosite apie leidimo nepratęsimą arba suformuosite neigiamą sprendimą, tai gausis taip, kad tas užsakovas tiesiog turės tą pačią formą dėl pranešimo apie baigtus vykdyti darbus pateikinėti iš naujo, nes jūs kaip ir čia skaitysis, kad jūs atmetėte darbų priėmimą. Pats procesas nesibaigs, bet tas asmuo turės tiesiog iš naujo pateikinėti viską. Ir galime tiesiog pabandyti informuoti apie leidimo pratęsimą. Čia jūs patvirtinote, kad norite pratęsti tą leidimą. Taip, ir tas asmuo galės ilgesniam laikui pasinaudoti tuo leidimu, bet po to turės vėl atlikti tą pačią užduotį, tai yra pranešti apie baigtus vykdyti darbus arba užsakyti leidimų paslaugas. Ir čia vėl atsidaro visiškai ta pati forma. Ir toliau jau naudotojas, tarkim, per kažkokį laiką jam jau pavyko padaryti ten visus darbus, kurių jis nori, jis jau gali pranešinėti apie baigtus vykdyti darbus. Čia jis nurodo, apie kokius darbus jisai praneša. Dabar leidimo numerį vėl aš suvesiu rankiniu būdu. Ir spaudžiu patvirtinti. Aš čia vėl prisijungus esu dabar kaip savivaldybės atstovas.
Taip, tai vat matote, kad pranešama apie baigtus vykdyti darbus, papildoma informacija. Ir galite toliau priiminėti kažkokius sprendimus. Galite pabandyti atsisakyti, priimti darbus. Čia matau truputėlį yra susidubliavę laukai, tai šitą mes sužiūrėsim, patvarkysim, bet iš esmės tai čia nelabai turi įtakos procesui. Na štai, naudotojas yra informuojamas, kad buvo atsisakyta priimti darbus ir jis turi iš naujo pranešti apie tuos baigtus vykdyti darbus. Kad užbaigti procesą, tai paskutinis žingsnis, ką reikia padaryti, tai yra informuoti apie teigiamą sprendimą. Kai galų gale viskas bus jau gerai ir matysite, kad su šia paslauga ten viskas tinka, tai tada procesas pasibaigs ir ta paslauga bus pilnai įvykdyta. Taip, ir lygiai taip pat informuojamas ir užsakovas apie tą priimtą teigiamą sprendimą. Tai iš esmės taip pat tas procesas iš tokių dviejų dalių ir susideda, kad iš pradžių yra teikiamas prašymas dėl pačio leidimo išdavimo, o po to yra pranešama apie tos baigtus vykdyti darbus ir visa komunikacija tarp užsakovo ir savivaldybės iš esmės vyksta per tas sprendimo priėmimo užduotis, kuriuose jūs galite laviruoti ir pagal jų formavimą, sprendimo formavimą vis grąžinti arba patvirtinti tą reikiamą informaciją. Tai čia tikriausiai būtų dėl šios paslaugos tiek.